Mėlyjeji, noriu priminti dar kartelį tokią informaciją. Mamos, kurios draudžiatės save, traumų draudimu, kritinių ligų draudimu, gyvybės draudimo suma. Jeigu dar ir vyras nori kaupti ir taip pat apsidrausti, vienas iš tėvų bent jau, jeigu draudžiasi save kritiniam ligom, vaikas įeina nemokamai draustas kritinių ligų sąrašų iš vaikų sąrašo, labai plataus. Suaugusiems taip pat įeina labai platus kritinių ligų sąrašas, draustis tikrai apsimoka. Pats draudimas jums nekainuoja daug, apie 7-8 eurus, viskas priklauso nuo jūsų sveikatos anketos, kurią jūs susipildote, kokia jūsų sveikatos būklė ir apskritai atsidėti savo 1 ar 2 eurus kiekvieną dieną gaila, visiškai turėtų nebūti gaila, nes jūs tam ir dirbat, kad atsidėtumėt bent kažkokią tai dalį į savo ateitį ir taip pat apsidraustumėt. Nes tada, kada atsitinka trauma, mes kiekvienas norime gauti solidžią pinigų sumą.